Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, siunčiu jums visiems šilčiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę iš naujos dienos. Šiandien turiu jums puikių ir džiugių naujienų, draugai. Pradėkime nuo pirmosios naujienos. Pirmoji naujiena. Šunims pastatėjau legendinį baseiną. Lyg olimpinį baseiną. Didžiulį. Netrukus pamatysite. Ir dar, Karlosas tėtis pagaliau susiporavo. Sveikiname. Plojimai Karlosui tėčiui. Plojimai Karlosui tėčiui. Ne plojimai mano sūnui. Plojimai. Karlosas suporavau su Nora, draugai. Pagaliau pamačiau, kad jie susiporavo. Dabar galiu ramiai numirti. Esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi. Jei Dievas duos, netrukus iš Karlos ir Noros sulauksime nuostabių mažylių. Pažiūrėk į mano vaikus, pažiūrėk į mano didelius kūdikius. Kur mano milžinai? Palauk, parodykime juos čia. Kur mano milžinai? Kur mano gražuoliai? Kur mano kūdikiai? Mašalach jums. Karlosas A su kilmės dokumentais, Nora A su kilmės dokumentais. Abu kaip milžinai. Iš jų gimsiančios atžalo, žinokit, apvers šitą šalį aukštyn kojomis. Taip drąsiai sakau. Netrukus, tikiuosi, draugai, sveikinu visus. Pastarosiomis dienomis negalėjau filmuoti vaizdo įrašų. Atsiprašau. Kodėl? Pastaruoju metu turiu nemažai reikalų, draugai. Kaip žinote, sakiau, kad atiduosiu automobilį. Vienas vyrukas atėjo ir per kelias dienas jam jį atiduosiu. Užsiemu jo reikalais, ieško naujo automobilio, tiksliau, dar neperku, o ieško, domiuosi jais. O to šunims padariau gražų baseiną, dar šitą padariau, dar šitą nuveikiau. Pastarosiamis keliomis dienomis buvau užsiėmęs. Jei rytoj viskas vyks pagal planą, automobilis išvažiuos, o po to prasidės naujos mašinos paieškos nuotykis. Vėlgi stengsiuosi neapleisti. Ei, parodyk praėjusios dienos čempioną. Ei, Tysonai, tėveli. Ei, ką tu darai, mano berniuk? Argentinos tikrasis sūnus. Kur tie vilkai? Kur tie vilkai? Sugauk ir atvesk juos čia. Sugauk tos vilkus, mano liūtė. Ateik, leis tave apkabinti, ateik. Sakiau apie miško vaizdo įrašą. 7500 patiktukų. Įkėliau vaizdo įrašą, praėjo 15 valandų, jis jau surinko 10 000 patiktukų. Chebra, ką jūs padarėte? Ką jūs padarėte? Ačiū jums. Auksinės rankos. Netrukus ateisime su 10 šunų. Palaukite, paleiskime tą Tysoną babą. Tysonas baba ole, Tysonas baba ole, bėk. Bėk, mano liūtė, dėl tavęs viską atiduočiau. Dėl tavo kilnumo ir laikysenos viską atiduočiau. Mano gražuolis sūnau. Draugai, turiu prašymą. Prieš viską, prašau, nenuliūdinkite manęs. Palaikykite šį vaizdo įrašą gražių patiktuku. Be to, kai paspaudžiate mūsų patinka mygtuką, pasirodo letenėlės ženklas. Jei pamėgsite vaizdo įrašą, pamatysite. Nepamirškite užsiprenumeruoti ir parašyti komentarą. Labai prašau jūsų palaikymo. Pirmiausia, apžiūrėkime jų šuniuką, o tada parodysiu baseiną. Vakar iškviečiau ekskavatorių, taip pat pasidalinau Instagrame. Padariau didžiulį baseiną, 8 metrų ilgio ir 1,5 metro gylio. Pamiršk šunis, įvarysiu net Feizalą, net ožkas ir avis. Mes visi plauksime, broli, visi mes. Baseiną pripildžiau iki pat viršaus. Dar neįlipau, tuo ir aš lipsiu. Dar turiu dar vieną gerą naujieną, ateik. Ateik, berniuk, ateik. Kur tas Eskobaras? Kur mano gražuolis sūnus? Ei, mano liūtai, ką jūs darote? Marla, ateik. Marla, ateik. Draugai, Marla rujuoja. Pažiūrėjau, Marla nerimsta, bando padėkti. Pagalvojau, kad suporuosiu. Suporavau Marlą ir Tysoną. Tiesiog žinokite, tikėkime, kad netrukus Marla nuo Tysono, Karlosas nuo Noros turės nuostabių jauniklių. Kad žinotumėte, Dieve, tikiuosi, kad pasiseks. Ateina mūsų legendiniai jaunikliai, karalienė Marla. Kai Marla turės jauniklių, vieną porą tikrai pasiliksiu savo. Jūs žinote, kokia brangi man yra karalienė Marla. Kadangi ji jau vyresnio amžiaus, tikrai pasiliksiu savo vieną porą jos jauniklių. Ar ne, mano Marla? Mano liūtė. Jūs žinote, kad vis tiek ateis nuostabūs jaunikliai. Dėl ko nebejoju, dėl to. Eikime, palikime juos ramybėje. Pažiūrėkime į jauniklius. Esko, ką tu darai, gražuoli? Esko, ir tada paleisčiau. Faisalas uždarytas ar paleistas? Paleistas. Tada nepaleiskime Esko. Mergaitė, Zilli, žinai, ši mergina dar prie manęs visiškai nepriprato. Ateik, ką darai, gražuolė? Ką darai, mažutė? Įeinu į jos narvelį ir panašiai, truputį. Vėl turime problemų dėl prisilietimo. Sudažė. Po to atlikau kai kuriuos pakeitimus narvuose. Atskiriau Belą nuo Odino. Prie Odino pastačiau Mariją. Pagalvojau, kad Marijai gal prasidės ruja, tai suporuokime juos. Bet argi Odinas ir Marija netinka vienas kitam, broli? Odinas ir Marija labai gražiai atrodo kartu, laukiu, kol ji pradės rują. Po to
Palauk, ramiai, sūnau. Broli, Odinas labai grubus. Jį įsimylėjo Karabašą. Mergaitė, ką darai, gražuolė? Ką veiki, mano meilė? Ar tave irgi paleisti? Ar tu irgi plauksi, Zili? Ateik, sakau, ateik. Ateik, Dora, yra šuo, su kuriuo nori kovoti. Nėra. Ateik, Dora, pažiūrėsim. Dora, ateik. Opa. Šaunuolė, mano Dora. Aleksas ir Odinas buvo vienas šalia kito. Nesupratau, ar Aleks prasidėjo ruja ar ne. Atrodė, kad lyg ir prasideda. Nemačiau, ar jie susiporavo ar ne. Tikiuosi, jie susiporavo. Čia suprasime po mėnesio. Aleksas kaip visada psichopatas, broli. Reina, ką tu darai, gražuolė? Mano raumeninga mergaitė. Dėl tavo kilnumo viską atiduočiau. Asilėje dar nėra jokių požymių. Praėjo turbūt daugiau nei mėnuo nuo tada, kai Asil buvo suparuota. Tai jau antras kartas, kai suparavau Asilę. Ne, broli, jauniklių nėra. Žinai, kodėl nesigauna? Labai daug šokinėja. Turbūt todėl nepavyksta, broli. Kiek kartų jau paravosi? Kiek kartų? Eime, pažiūrėkime į avis. Ką veikia mūsų avys, ką veikia mūsų ėriukai. Ir užpildžiau mūsų ančių baseiną, jos taip plaukiojo. Palauk, višta, bėk iš ten tu. Vėl atėjome į savo ramybės kampelį. Klausyk, Bonsuk, ne tave plukdysiu, žinai? Klausyk, sūnau, tokį baseiną padariau. Ne tave tame baseine plukdysiu, sūnau. Žinok, Bonsuk, ateik, pamūk, ateik. Kur mano gražuolis? Kur mano graži mergaitė? Kur mano saldžioji mergaitė? Aš nusprendžiau, pirmiausia, baigime šunų plaukimo reikalą. Po to ateis Bonsuk baba eilė. Labai smalsu pamatyti Bonsuką plaukiant. Tegul šis vaizdo įrašas surenka 6000 patiktukų. Žiūrėk, daug neprašau. Tik todėl, kad noriu, kad jis paplaukėtų. Bončiuką paplukdysiu. Labai smalsu pamatyti Bončiuką plaukiant. Dėl Dievo, paspauskite tuos patiktukus, broliai. Pažiūrėsim, kaip Bončiukas plauks. Ei, Bončiuk, ar gerai plauksi, sūnau? Negalėjau jūsų nuvežti prie jūros, todėl jūrą atnešiau jums. Beje, mūsų avis irgi jau priprato prie manęs. Jie nebebėga, ypač jei rankoje turiu pašaro. Ei, avinė, ką čia darai, bičiuli? Anksčiau jie visai neprisileisdavo. Dabar jei tik rankoje turiu žolės ar kažko panašaus. Beje, atrodo, kad mūsų ožka nėščia. Pažiūrėk, pilvas labai išsipūtęs. Matai, tikiuosi jį tikrai nėščia. Ir jei Dievas duos, galėsime gauti jauniklį iš šitų. Nekantriai laukiu, mano avis. Jei galėčiau ir jas įveščiau. Bet su avimis šiek tiek keblu. Dėl avių nieko nežadu, bet Bončiuką tikrai įvesiu. Parodyk ir mano ėriuką. Ei, ėriuk, ką tu darai, ėriuk? Ką daro ėriukas, mano saldusis ėriuk, ką jis daro? Kas nutiko, tu šaukėt manęs? Tu šaukėt manęs, taip? Ką tu darai, gražuolė? Ką veikia mano meilė? Juos abu čia atvedame dieną, draugai. Vakarė vėl į tvartą, čia jie leidžia laiką. Pažiūrėkit į šito nekaltumą, pasakykit mašalach mano ėriukui. Kas nutiko, ar nori, kad ir tave pamokyčiau plaukti? Ar nori išmokti plaukti, ėriuk? Neklausada, jiem čia gerai, žinai. Ožkos ir alis negali būti kartu. Ožkos badosi ragais, brolau. Todėl taip ir yra, jei nesibadytų ragais. Štai, tą baseiną šiek tiek pripildžiau. Pirmą kartą jį pripildžiau prieš 3-4 dienas. Buvo beveik pilnas, dabar jau mažai liko. Antis tai prisiplaukėjo, seniai negalėjo plaukioti. Kaip jos buvo pasiilgusios, broli. Dabar gyvūnai ramiai plaukioja. Oras jau 2 dienas vėsus. Atrodo, kad lis. Yra stipri audra. Šiandien irgi vėsų, neapsigauk, nėra karšta. Baseinas taip pat ledinis. Naujai pastatytas mūsų baseinas. Eime, brolau, įlipkime čia. Eime, aš labai susijaudinęs, labai smalsu dėl baseino. Palauk, ne, Rokiai, praeik pirmin. Norėčiau jums parodyti viską etapais, bet draugai tikrai neturėjau galimybės filmuoti. Todėl pamatysite jau užbaigtą variantą. Bet gavosi puikiai. Parodyk ir mūsų liūtus klausite. Kur tėtis Hektoras? Hektoras! Tėtis Hektoras čia, draugai. Kecho, ką veikia mano gražuolis? Velnes, visus jūs į tuos baseinus įvarysiu. Visus jūs! Mano Hektorai! Hektorą vėl čia atvesiu. Jį pavedžiojau, čia atėjau, tada čia palikau. Nuo vakar iš čia, bet vėl į tą voljerą įdėsiu. Su ekskavatoriumi šiek tiek čia viską išlyginau. Čia buvo labai daug duobių, draugai. Čia paskleidžiau žemės. Kol buvau čia? Ekskavatorius vien baseinui iškasti dirbo 3,5 valandos. Pagalvokite apie tai. Toks didelis. Ir žiūrėk, žemė, kurią iškasė, sukrovė čia. Aš ją paskleidžiau ten. Pasakiau, tegu čia viskas išsilygina. Buvo duobėta. Čia ilgiui gražiai sutvarkyta. Ar esame pasiruošę? Žiūrėkite, prieš parodydamas baseiną, gerai perskaitykite šį užrašą. Gerai, mažyliai, visus jūs paleisiu. Žiūrėkite, mes juos laikome ne kaip šunis, o kaip vaikus. Čia jau tai Fundemirdži braižas. Ką bedaryčiau? Viską darau dėl šitų mano brangiųjų, laimės ir gerovės. Ką bedaryčiau? Ką bedaryčiau? Darau viską, ką galiu iš visų išgalių. Gerai, bet nusiramykit, kiek jūs čia rėkėt? Bėk, pažiūrėsim.
Dabar parodyk baseiną. Žiūrėk, 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 žiūrėk. Kaip gavosi, bičiuli, kaip? Oho, Dora tikrai šoko, Dora šoko. Dora tiesiai nėrė į baseiną. Labai tikėtina, kad jį labai sušalo, nes baseinas ledinis. Jis taiga iššoko, pažiūrėk. Tai toks didžiulis baseinas, draugai. Kaip sakiau, 8 metrų ilgio, 1,5 metro gylio, padariau stačiakampį didžiulį baseiną. Ir sakiau, kad mano vaikai plaukėtų. Ir pats norėjau sočiai paplaukėti. Iškasėme, pastatėme gražią palapinę. Puikiai pavyko. Aišku, širdis norėtų iš betono, iš plytelių padaryti. Bet jei bandytume padaryti tokį didelį baseiną, mažiau nei 300 000 lyrų nekainuotų. Todėl mes pasirinkome pigesnį variantą. Aišku, ir aš norėčiau padaryti tokį didelį dalyką. Bet vidutiniškai kainuotų 250-300 000 lyrų. Vėl net daugiau. Netgi gali viršit. Aš kalbu apie tuos nešiojamus baseinus. Kažkada ir pats žiūrėjau. Tai tikrai brangu. Šiuo metu galėjome padaryti tik minimaliausią sistemą ir mano manimu gavosi tikrai gražiai. Man patiko, draugai. Šunys galės laisvai įeiti, aš irgi galėsiu laisvai įeiti. Na, Dora, palauk, ar dar kartą įeisi? Dora, šok, mano mergaitė. Dora, šok. Pirmin, Dora. Tai ir baseinas, ir mums vandens rezervuaras. Kai trūksta vandens, atneš čia vandens siurblį. Naudok valymui. Štai tau puikus vandens rezervuaras. Man labai patiko. Gedze, ar tada irgi įmesti Gedze? Neklaužėda Gedze. Tikrai puikiai gavosi. Aišku, dar čia nebaigėme puošybos. Visai neseniai padarėme. Dar papuošime šią vietą. Tai būna, šitai būna. Anksčiau čia buvo mažas baseinas. Liepiau jį iškasti ir praplėsti iki čia. Gražiai gavosi. Dabar galiu įlipti, broli. Ar esame pasiruošę? Labai jaudinuosi. Pažiūrėsiu į vandenį. Pažiūrėkime į vandenį. Vanduo taip pat ledinis. Tik pasiimsiu vieną dalyką. Šis baseinas turi tinklus. Žinai, viduje susikaupė žolės ir visokie dalykai. Jie yra tam, kad viską išvalytum. Aišku, aplink nėra betono, todėl mindi žemę ir lipi į vidų. Kas tada nutinka? Baseino vidus vėl susitepa. Nieko nepadarysi, bet jei paimtumė su tuo tinkliuku. Čia visur žolės ir dumbliai atsiranda, juos reikėtų išvalyti. Dora, šok į vidų, Dora. Dora, lipk. Palauk, ar mesti karą? Karą? Palauk, dabar Gedze įmėsiu, palauk. Nu žiūrėk, Gedze. Hopa. Opa. Kaip Gedze plaukia. Gedze. Nataša, sustok, leisk Gedžiai. Dora, šok, Dora. Dora, šok, mano mergaitė, Dora. Pirmin, Gedze, ar tau buvo gerai, Gedze? Gedze, ar tau buvo gerai, Gedze? Aukso du mano. Karabašai, ar tave irgi mesti? Palauk, ir Karabašą mėsiu. Karabašai, Karakašai, ateik. Kur mano gražuolis sūnus? Kur mano narsuolis? Oho. Mano liūtė. Ei, Nataša, neišpuolam iš baseino išeinančių, elkitės kaip žmonės. Karabašai, atsivėsinai karaliau? Oho, aukso tu mano. Ir tada įmėsiu. Oi, Asija. Ateik čia, Asija. Ar gali būti be Azijas? Opa, ar gali būti be Azijas? Nataša, sustok, neliesk to, kuris išlipo iš baseino. Nataša irgi apkabina tą, kuris išlipa iš baseino, broli. Elkis protingai. Šunius plaukioja. Tai dabar mano eilė. Ei, Nataša, žiūrėk, nepurvink jų. Palauk, aš įmėsiu karo. Nataša, tu labai išdykusi, ateik. Ateik, tu visus apkabini, geriausia tave įmesti, štai taip. Čia. Štai taip. Dabar Rokis tave apkabins, ar ne? Juos taip matydamas, aš džiaugiuosi, broli. Kaip galėčiau nesidžiaugti? Tegu visi jie plaukia, mano brangieji. Karo, ateik čia, mano gražioji mergaitė. Karo. Ir karo įmeskime. Palauk. Palauk, bičiuli, palauk. Palauk, jie žaidžia. Tada aš pirmas įeisiu. Žiūrėk, Dora nori įeiti. Iš kitos pusės jį ir bijo, broli. Kaip padarysim? Vėl tu paimk mikrofoną tada. Nesipeškite. Paimk mikrofoną. Mano balsas gali būti šiek tiek tylus. Šiek tiek pakentėkite su mikrofonu. Dabar pasiruošęs, broli? Neriu. Man reikia iš karto nerti, nes kitaip sušalsiu.
Labai jaudinuosi. Nersiu kaip žuvis, nesitrenkdamas galvą. Jei pavyks sustoti. Palauk, sustok. O, puiku. Tikrai, 10 balų, bičiuliai. Ateik, Dora, ateik. Ateik, Gedze, šok. Tikrai, vanduo nuostabus. Mano liūtai. Vanduo ledinis, broli, tiesiog tobula, broli, vanduo. Jis pamilo vandenį. Štai tokio čia gylio. Žiūrėk. Gilis toks, mano nuomonė, puikus. Iš tikrųjų, būtų buvę geriau, jei būtume padarę šiek tiek giliau. Nežinau, štai taip ir padarėm. Gece, šok, neriu dar kartą. O, super. Šokite, vaikinai, pirmin, paplaukime. Rokiai, ateik. Dora, ateik. Dora, ateik, pirmin, Dora. O, šok, Gedze, ateik, Gedze, ateik. Gedze negali ateiti. Karo, palauk, paimsiu Karo. Jie žiūri taip, lyg pultų tik mane. Rokis, ateik. Leiskime Rokiui paplaukioti, tam Rokiui. Leiskime Rokiui paplaukioti, tam Rokiui. Negedžia. Ne, neliesk, pažiūrėk. Atsigaivinai, ponė. Ateik, Dora, ateik, ateik. Ateik, mano mergaitė, ateik, mano mergaitė. Ateik, Gečio, ateik, Gece, ateik, Gece. Dar kartą nersiu. O, ar Dora irgi šoko? Ateik, Nataša, sustok. Ne. Ateik čia va, plauk taip. Neklaužada, kodėl rėki, a? Kodėl rėki, kodėl? Nurimkite, na pirmin, mano mergaitė. Na, pirmin, gražuolė. Ateik, ateik. Palauk, sustok. Tik šunų nesupratau. Ramiai, mergaitė. Jie nori pulti tą, kuris yra baseine. Sustok. Ramybės, mergaitė, ramiai, palauk. Gerai, Dora. Kas atsitiko, kas atsitiko? Nenori, kad plaukčiau? Jie kaip kanibalai, žiūrėk. Gerai, vaikeli. Tikrai galiu tau kažką pasakyti? Šitam kieme tiek visko padarėm. Aš tiek čia visko padariau. Žinai, šitas man labiausiai patiko. Tai yra mano mėgstamiausias. Netgi šiek tiek pavėlavo. Ateik. Dabar išeisiu, paimsime Tysoną. Rokis. Tik gaila, kad bent vienos pusės nepadarėme kaip rampos, broli. Dėl to šiek tiek sunku užlipti. Palauk, pažiūrėsiu. Lipk, mergaitė. Palauk. Palauk, Dora, palauk, neklaužada. Kodėl tu šauki? Palauk, tegu aš išeisiu iš ten, pasitrauk. Bėk, aš paimsiu Tysoną, baba, išeik. Na, išeik. Palauk minutėlę, mergaitė. Oho, dabar jūs man tapote problemą. Palauk minutėlę, tu eik į tą vandenį. Į vandenį ateik. Kitaip aš neišeisiu. Duok man tą mikrofoną. Tysonas baba taip pat supyko ant katės, draugai. Pažiūrėkime, paimkime Tysoną. Tikrai, baseinas gavosi puikus. Aš labai patenkintas. Ne šiaip sau. Parašykite komentaruose, kuriuos mažylius kitą kartą man paplukdyti. Tysonai, ateik. Dabar paimkime Tysoną iš ten. Ateik, tikrasis Argentinos sūnau. Dabar iš Tysoną padarysiu rykį.
Šernų medžiotojas Tysonas taps rykliu. Ateik, Paša, ateik. Čia savo neklieptelį pasidariau. Velnės, būtų gerai, jei būtume ją padarę bent 2 metrais ilgesnę. Šį kartą puikiai šokčiau žuvutę. Dabar paklausite, ar padarei šunims ar savo? Brolau, dabar visi kartu pasimėgaukime tuo. Ir taip gražu. Žiūrėk, Rocky šoks nuo lieptelio. Tysonai, seni pasiruošęs, Tysonai. Mano Tysonai, pirmyn, parodyk, ką gali. Ei, sūnau, bent jau plauk. Tysonai, paplauk truputį, Tysonai. Rocky, elkis protingai, sustok gėdze. Tysonai, bičiuli, atviesai, ateik. Ateik, Tysonai, dar kartą. Ateik dar kartą. Ateik, nenaudėlė. Matyt, jis išsisuko koją. Brolau, nesuprantu, kodėl šunys tai puola tuos, kurie išeina iš baseino. Jie turi tokią keistą savybę. Na, pažiūrėkime, gal paimsime ir kitą šunį. Kurį paimtume, kad sutartų su šitais? Reikia šuns, kuris nesipyktų. Mažyliai, ar mesti jūs į baseiną, ką? Dabar jie puls norars, mažylį. Kasgi čia ramiai stovės, protingai elgsis. Tėtis Aresas taip pat vejasi Faisalą. Palauk, pažiūrėkime, ar Faisalas įėjo vidun. Dabar su Pusatu visus jauniklius suleisiu. Mes juos visus išleisime. Išmaudykime karą. Ei, karai. Ar tu irgi plauksi, mergaitė? O tu kodėl neėjai į vandenį? Oho. Karo. Palaukite, leiskite man pažiūrėti į tą merginą. Atsigaivink, mano mergaitė, mašala tau. Karo, ar gerai plaukiai? Ar gerai plaukiai? Bet nesupratau, kodėl jie taip elgiasi su tais, kurie išeina iš baseino. Palauk, dabar su Pusatu paleiskime mažylius. Tegu ateina mūsų mažyliai. Bėg greičiau, bėg, ateik. Ateikite, liūtai, tigrai, ateikite. Kur mano kūdikėliai, kur mano gražuoliai? Jie irgi nuėjo link namų. Palauk, dabar juos mesiu vieną po kito. Kaip būtų gerai, jei galėtume visus išmesti vienu metu. Palauk, mesiu po 2. Ateik. Pusat, baba, nešlapink į baseiną, žmogau. Jis nešlapina į baseiną, o ant krašto. Bet ir ten nešlapink. Ateik čia. Pusat, ateik! Palauk, turiu juos laikyti po 2. Leisk atsisėsiu. Ateik, mažylė. Mažylė, ateik. Mažyliai, ateikite mano mažyliai. Ateikite mano gražuoliai. Ateikite. Karo, ar gerai atsigaivinai, ką? Ei, nenaudėlį. Gerai atsigaivinai. Ar dar kartą tave įmesti? Mano liūtė. Kokie laimingi mano brangieji. Kai jas taip matau, ir aš laimingas tampu, broli. Kaipgi nebūčiau? Nu jūs man pasakykit tada. Dar dabar baseiną padarėm. Kaip manote, kitą kartą ką turėčiau padaryti sode? Laukiu jūsų patarimų. Aš stengiuosi jiems sukurti kuo gražesnę gyvenamąją erdvę, kaip matote. Kad ir jie džiaugtųsi ir aš džiaugčiausi, suprantat? Kad ir mes nepavargtume, o mėgautumėmės. Ir jie taip pat. Todėl vėl laukiu jūsų patarimų. Ateik, pažiūrėsiu, ar galiu šiuos vieną kitą paimti. Jėgi, klausyk, kodėl tu neatėjai, Jėgi? Sakau, visi jūs plauksite. Palauk, Nataša! Nataša irgi nagais kabinėjasi. Jėgi, ar galima be plaukimo, a? Ateik, aš tave įmėsiu, mergytę. 1, 2, 3, šaunuolė, mergytė, Nataša. Jėgi, ar atvėsoji mergytė, ar ne? Mano brangioji, mašalach tau. Bičiuliai, ši Nataša puola tuos, kurie išeina iš baseino. Na, pirmin, eik. Ji kandžioja tuos, kurie išeina iš baseino. Ar ji truputį pakrikus, nesupratau. Aha, siūslė atėjo. Klausyk, siūslį, kodėl tu neplaukiai, ateik čia. Ateik, siūslį, ateik. Ponė siūslį labai mėgsta plaukioti. Ar gali siūslį būti be plaukimo? Hopa, siūslį kaip žuvis, puikiai. Siūsni. Mano drąsi dukra. Palauk, siūslį, negali išeiti. Dukra, ar padėti tau išeiti? Palauk, padėkime siūslį. Ateik, dukra, hop, duok ranką. Mano liūtė. Mašallah tau. Tuoj paleisiu tuos mažylius. Ateikite čia. Mažyliai, ateikite. Kur jūs esate? Kur mano mielučiai? Paša, ateik. Mano dukra. Kaip tave pagavau, ateik čia. Palauk, tegu ir tavo broliai ir sesės pamato. Ar jie ateis? Ateik. Ateikite, mažylė, ateikite. Nu žiūrėk, aš metuosiu. 1, 2, 3. Hop. Ateik, avinėlė, ateik. Mašala tau, mašala mano gražuoliai. Kas atsitiko? Negali išlipti? Palauk, padėkime jai.
Palauk, Gedze. Gedze, užuot taip dariusi, paimk už sprando ir ištrauk, tegu išeina. Mano mergaitė. Atsivesinai? Nu ir šaunuoliai jūs. Palauk, dar tą geltoną įmesiu. Mergaitė? Limuzinas, ateik! Limuzinas, ateik, limuzinas! Limuzinas nubėgo savo. Geriau aš dar kartą įeisiu į baseiną. Galbūt jie ateis, kai mane pamatys. Dabar, kai juos paleidome, jie iškart nori pasivaikščioti. Palauk, ateik čia, duosiu tau šį mikrofoną. Dabar jie nori pasivaikščioti, draugai. Kadangi ką tik juos paleidome, tegul šiek tiek išsidūksta, po to jie susirinks. Dabar dar kartą įeisiu, pažiūrėsim. Nataša, aš įeinu, ateik. Neklauso dar Nataša. Gedžė, pirmin mano mergaitė. Vanduo irgi kaip ledas. Ką tik buvau lauke, saulėj sušilau, bet vėl sušalsim. Šoku kaip skraidanti žuvis skraidanti. Vėl negalime įeiti, broli, jei tik būtų šiek tiek giliau. Bandau šokti, kad nesusitrenkčiau galvos. O! Super, ateik, sūnau. Na, šokit, pirmin. Pirmin, pirmin, pirmin. Ateik, Gedze. Ateik, Gedze. Plaukime kartu, ateik. Niekas su manimi neplaukia, ateik, Gedze. Mes su Gedze plauksime, palauk. Gedze, ateik. Hopala, hopala, hopala. Hopala, hopala, hopala. Aš plauksiu su Gedze. Mane lydi Gedze. Tegu mano Gečia gerai paplaukia, mano Gečia. Na, mergaitė, pirmin. Dabar pats laikas, ateik, ateik Gečia, žiūrėk Gečia, jis plaukia kaip priklauso, matai, žiūrėk dabar. Eime ten, plaukimo lentynės su Gedze. Pirmin, Gedze, pirmin, Gedze, pirmin. Nakte mašalach, tebūnė Dievo palaiminta, ji taip gražiai plaukia, broli. Hopa, hopa, hopa. Pirmin, dar kartą mano mergaitė. Pirmin, dar kartą mano mergaitė. Opa. Gedze mano, Gedze, nuostabu, broli. Nuostabi mano mergaitė. Na, dar kartą. Na, dar kartą. Gal norim panerti po vandeniu, a? Rokis, nepavydėk. Ateik ir tave paimsiu, ateik. Ateik, 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 ateik. Hop, hop, hop. Rokį truputį pamėtysiu. Rokis, Rokis. Rokis irgi gerai plaukia. Ateik, Rokis. Ateik, mažylį, ateik, mažylį, ateik, mažylį. Gedže, ateik, ateik, nesidrovėk, ateik. Gedže, ateik. Iš jų visų labiausiai prie manęs prisirišusi yra Gedze. Matai, iš tikrųjų ir Izabelė ateidavo. Siusliu, ateik, siusliu, ateik, siusliu, ateik. Siusliu, pliaučiame kartu, ateik. Hop, 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 hop. Aš plauksiu kartu su siusliu, kartu su siusliu. Pirmin siusliu, pirmin siusliu, pirmin bėg. Velnies siusliu. Dar kartą nersiu, broli, negaliu atsidžiaugti šio baseinu, broli. Siusliu Nikotemienė. Palauk, padėsiu siusliu. Siusliu, aš esu gelbėtojas, siusliu, ateinu. Ateinu. Siusliu, ar išėjai? Siusliu, mano mergaitė, pažiūrėk, tu praradai savo formą. Tu pasenai. Paprastai siusliu, žinai kaip, pašėlusi. Ji plaukdavo lauk, bet matyt palapinė slysta, broli. Ar pajokauti apie skendimą? Ar pajokauti apie skendimą? Neva, visą tai padarėm, kad jie plaukiotų, o plaukiojam mes, jiems nemotais. Gedze, padėk, Gedze. Gedze, padėk, Gedze. Gedze, padėk. Gedze. Gedze, Gedze. Gedze, padėk, Gedze, greičiau, Gedze. Padėk, padėk, mergaitė. Nataša, padėk, mergaitė. Nagi, mergaitė. Dukra, padėk. Dukra, padėk. Gedze. Gedze. Gedze, padėk, Gedze. Mergina, pirmin, Gedze. Gedze, pirmin, Gedze. Gedze, dukra, vien rėkimų manęs neišgelbėsi. Turi peršokti ir mane panešti. Nataša, ateik. Nataša irgi šaukia, bet tik šaukia be reikalo. Dukra, peršok ir išgelbėk mane. Kodėl manęs negelbsti? Peršok ir išgelbėk mane, Gedze. Ar man ir pusatą mesti? Palauk. Pusatai ateik, pusatai ateik. Ateik, paimkime mano šlepetę, kol jos nepavogė. Ir tą pusatą babą irgi numėsiu, broli. Gerai? Palauk, Gedže, viskas, dukra, jau gerai. Išsigelbėjau, viskas tvarkoje, nerėk.
Išsigelbėjau, vaikeli. Asija, kodėl tu visai nepriartėjai, Asija? Palauk, Gedze, leis man išeiti, bėg, Gedze, išeik. Asija galvoja, kad aš ją įmesiu į baseiną, todėl visai nepriartėja, broli. Tikrai, mūsų baseinas puikus, aš labai patenkintas, broli. Dar su tuo tinklu išimsim tiek. Pusė, tėveli, pusat ateik, pusat! Pusat irgi galvoja, kad uždarysiu jį ten, iškart bėga. Ateik, pusat, ateik! Aha, žemės, kuriuos čia iškasta, taip pat išpyliau čia, draugai. Tai paskleidžiau dalį jų šiuose vietose. Bent jau sakiau, kad ten viduryje negražiai neatrodytų, todėl taip ir padariau. Tik jei paimsiu pusatą ant rankų, visas būsiu pilnas plaukų. Todėl pusatai tavęs neimsiu, sūnau. Tu savo veiką nori. Na ką, draugai, šiandien pagalvojau parodyti jums naujai pastatytą baseiną. Laukiu jūsų įvertinimo iš 10. Jei yra dalykų, kuriuos norėtumėte, kad patobulinčiau, parašykite komentaruose. Ką daryti, ką pridėti, viską apsvarstysiu. Dabar pučia geras vėjas, kad nesušalčiau, eisiu nusišluostyti. Na, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės, sudie, likite sveiki, mano draugai.